1250 litrų skysčio. Teoriškai turėjo būti 1,5 tonos, bet ne iki viršaus pilasi. Tai štai toks akvariumas, nuo augio skiriasi tuo, kad čia yra koralinis akvariumas, truputėlį daugiau spalvų, mažesnės žuvis visos taikios, tarpusėje beveik nesipjauna. Apšvietimas savadarbis, ledai, 0,5 kilovato, kovralai paprasti, nieko stebuklingo nėra. Dabar tu man papasakok pradėkim nuo gyvūnijos. Taip. Išvardink gyvūnus, kas čia pas tave auga, gali parodyti arčiau. Čia viskas yra gyvūnai, čia nėra augalų. Nu gerai, mes nesuprantam. Gerai. Čia yra krabas, kriauklėje. Visos kriauklės, kurios greitai juda, yra krabai. Kur dar matom krabą? Sekundė, žiūriu. Va, jeigu prizumėsi va šį čia va, kriauklė. Aha, matau, okei. Toliau yra krevetės su ilgais ūsais. Labai fainos, draugiškos. Jos vala žuvis. Jos yra krevetės sanitarai, viską valgo, viską ėda puikiausiai, absoliučiai draugiškos ir dar parazitus nuo žuvų nurankioja. Yra sraigių visas kalnas, tai realiai, jeigu sugebėsi parodyti ten taškiukai, va tie visi, kurie yra ant stiklo, tai yra mažytės sraigės. Jų čia yra milijonas tikriausiai, gal daugiau. Nu, nesufokusuoja, bet mintis. Jos kai kurios auga didelės, kai kurios auga mažytės. Bet tos didelės, tai kaip koks nors kaštonas didelis užauga. Ir toliau yra žuvys pagrinde, tai Nemo. Nemukas, helomonas visų mylimas, va tas geltonas dryžuotas, tai yra, kas čia dar, dorė visiems žinoma, hepatusas, antiesai šitie geltoni vaburelis pasidaręs ir ten toks vienas tangas dryžuotas, veliferumas. Labai pažinti. Va, ir dar ten ekskliuzyvinis yra, toliau va ten japoninis gobis yra tokia žuvytė, kuri yra pilnai suaugusi, pilno dydžio ir didesnė neauga. Labai fainas elgesys, jis tiesiog tupi ant koralų ir visus stebi. Pas mane prarytų iš karto taip. Su įkvėpimu. Dar yra 2 tokie šuniukai su Brežnevo antakiais, bet kur jie dabar įlindę, aš neįsivaizduoju. Reikia paieškoti. Gerai, ačiū. O dabar kas čia šitas mums labai gražu? Kas čia? GSP. Green Star Polyp koralas. Jisai gražus. 2 rūšių, nes ten truputį tamsesnė žalia yra. Va netgi čiut matosi. Čia va pabaidytas tas pats. Ką reiškia pabaidytas? Nu, va čiuptuvai visi sulindė viduj. Polipai. O kodėl jisai sulindo? O kažkas ant jo užlipo. O, krabas per įeina. Va, po kairę kriauklę. Krabas praeina ir jis visą susislėpia. Taip visi koralai daro. Tai toks įspūdis. Tai va ir matosi, kad ne augalas, o gyvūnas iš karto reaguoja. Va, kaip jisai eina. Jo. Gerai, kiek metrų šičia yra? Nuo čia iki čia? 2 metrai. 2 metrai. Ir šičia kiek metrų? Čia plotis yra 80 cm. Aukštis 65 cm. Gerai, o dabar mums papasakok man apie įrangą. Galim nueiti jau ir į kitą pusę. Einam į kitą pusę. Ir aš jau tada nuimu šitą filtrą. Nu, šitas filtras yra fantastika. O, kaip baisiai atrodo be to filtro. Aš jį pirksiu. Nu va. Kodėl aš turiu augi tave tokių dalykų mokyti? Aš ne. Va, mes įeinam į kitą patalpą. Čia įdomioji dalis yra. O čia visa tavo įranga. O, nu įrodyk. Dabar pasakok. Įjungiam šviesą, nes nieko nesimato. Va, apačioje matom įrangos apšvietimą. Atsargiai. Savadarbis roll filtras. Žinai, Audra, mes einam, viską leidžiamės nuo viršaus į apačią. Kas ten per ventiliatoriai? Drėgmę ištraukinėjai iš patalpos, kad per daug drėgmo nebūtų. Pas mane namie, kadangi labai ypatingai trūksta drėgmės, tai labai gelbė šitoj situacijai. Šviestuvas, papasakok apie savo šviestuvą. Pats pasidarėjai? Padaryta mano profesionalaus lygio šviestuvas, va, kiekvienas gabalas po 250 vatų ledinės šviesos. Beje, be linzės tu čia gerai irgi nematysi spalvų. Aha, matau, išdegė. Praktiškai sąlyginai, tiksliau kopijuota yra profesionalų šviestuvai su mano išdirbimu ir pilnu valdymu. Tuos šviestuvus valdo pramoninis valdiklis. Va beje, jeigu taip jau visai detalės kam nors įdomus. Parodyk.
Va. Čia visas tavo Čia akvariumo. akvariumo protas, smegenis. Ir šitas protas valdo ir siurblius, ir šildymą, ir apšvietimą, matuoja krūvą parametrų, tiek, kiek galima matuoti nesudėtingai. Ir šioks toks valdymas, plus aš matau nuotoliniu būdu. Nu gerai, ką mes matom? Mes galim valdyti pradžią, apšvietimas, sumpas, dozatoriai, power, alarmas. Koks čia alarmas? Policiją galima iškviesti. Pradėkim nuo apšvietimo. Va, 7 spalvos, vienos nenaudoju. Ir jų yra nustatymai, kada, kokią valandą, kokią spalvą šviesti. Čia tiem, kas augina koralus ir biški negerai su galva, tai tokie dalykai gal ir įdomus, gal labai taip smulkiai nereikia, bet man smagu. Toliau truputėlį filtrų kontrolė, pH matavimai, irgi viskas padaryta savo sistema, kopijuojant profesionalias. Va, kas svarbu, dozatoriai. Kur jie yra? Ai, šičia. Čia yra siurbliai, o ten yra dozavimo visas valdymas ir aš galiu labai tiksliai dozuotis visus savo chemikalus, koreguoti ir atitinkamai žiūrėti, kaip sekasi pačiam akvariumui nuo to gyventi. Tai aš kaip naikinu nitratų su biopelecais, tai aš dozuoju. Jo, kadangi koralai gerai valgo, aš dozuoju ir nitratus, ir fosfatus ir žinokit, dar nenustojau dozuoti. Jau metai laiko, auga viskas labai puikiai, bet vis dar dozuoju, nes jeigu išjungiu, man pritrūksta. Ok, toliau poweras. Čia turbūt išjungti visą. Čia jo visų įrenginių išjungimą, įjungimą, jeigu reikia kokį skimerį susistabdyti maintenance metu. O alarmai tiesiog, kad jeigu kažkas išsijungia, sudirba kokią plūdę, aš iš karto šitam lange matau, kuri vieta sustojo, kas negerai, kur eiti, ką daryti. Gerai, mes čia turime akvariumas viršutinė dalis. Ši čia eina per UV lempą pas tave irgi. Mažytė, 40 vatų, nors turėtų būti 35. Story vamzdžiai man patinka. Taip, aš nesusmulkinu ir 2 siurbliai, vienas UV, kitas pagrindinis. Taip, šitie užkėlimo į viršų, ne? O kodėl 2 plūdės? Kas ten per 2 plūdės tolumoje? Viena plūdė yra vandens papildymas automatinis, o kita plūdė yra apsauginė išjungti skimerį ir dar ką nors, jeigu reikia. Čia jeigu dabar išjungsiu siurblį, pakils vanduo, sustos automatiškai skimeris pas mane. Ok, kas čia per dalis dabar? Refugiumas. Tai yra paruošta talpa dumbliam auginti, kai pas mane bus per daug nitratų. Dar taip nenutiko, tai tiesiog šiaip papildoma 100 litrų vandens. Vanduo eina nuo čia, leidžiasi šičia žemyn. Šičia tavo papasakok apie šitą daiktą. Nu ką, savadarbis roller filtras, nes originalus greit susisuka ir mažiukai ten, man nepatiko jų pralaidumas, tai tiesiog ėmiau ir pasidariau truputį didesnį. Tai šitas praktiškai jis gali ir nesisukt. Ant tiek jis daug praleidžia pro save vandens, bet visiems matosi pagal spalvas, jis daug surenka visokių organinių medžiagų. Kodėl tu primažinęs kranus, kodėl ne viską tiesiai paduodi? Čia viskas yra balansavimas srovės. Nes mano siurbliai tiek daug negali paduoti, kiek šitie jau gali nuleisti. Pas tave irgi tas pats yra, tik tu to nežinai. Ne, mano siurbliai eina maksimum. Pas mane šitie atsukti ant maksimum, aš norėčiau storesnių vamzdžių. Čia riba. Aš vieną skylę daugiau gręžiau negu originaliai buvo numatyta, nes man neužteko nubėgimo žemyn. Ok, tai vanduo eina šičia, prasivalo šičia, pro audeklą. Kur? Per apačią, va. Ai, per apačią. Šičia. Šitam skyriuje eina per skimerį, šildytuvai sudėti titaniniai. Tau dar reikia šildyti? Žiemą aš palaikau temperatūrą, šildyti nereikia, bet žiemą palaikyti reikia, kad būtų tiksliai. Tai šiek tiek koreliuoja. Čia biškutė aukščiau, čia turim dozatoriai paduoda. Šitas daiktas visiems būna įdomu, kodėl čia taip keista, tai yra bubble trapas, burbuliukus sugaudo, jeigu nuo skimerio prabėga burbuliukai, tai va šitoj sekcijoje jie tiesiog sustoja ir sukyla į viršų ir nepatenka į siurblius. Kodėl tu čia akmenų pradėjai pas tas rovės? Kad turėčiau biologiškai aktyvių akmenų karantinui kokiam ar dar kažkam. Tiesiog turiu akmenų, dedu, dar ir kitur reiktų pridėti. Ir čia po biškį, o kaip čia vanduo patenka į šitą, juk šitas aukštesnis? Iš pagrindinės rovės yra atšaka. Ai, va, okei. Ir čia, beje, pažiūrėkit, auga koralina pačioje, nors čia lempa yra visiškai nesąmoninga pastatyta. Tai yra augalinė lempa, kuri mėlynai nešviečia, išviečia ružavai, nes skaitant to, koralai auga ir nuo tokios lempos.
Tai tas apšvietimas nėra baisiai kritiškas kai kam. Ne visiems, aišku. Aš to pavydžiu turėti tokį kambariuką, kuriame tu gali va taip ateiti, viską susitvarkyti, o pas mane viskas sugrūsta į apačią. Istorija yra tokia, kad aš pirmą sugalvojau, kad noriu akvariumo, po to pradėjau galvoti, kad pirmą reikia namą pastatyti. Tai prieš darydamas namo projektą aš jau žinau, kad tas daiktas va čia stovės, po to aplink šitą stačiau namą. Tai natūraliai dar truputį per mažas kambariukas yra. Viskas, Audriau, kiek kainuoja įsirengti tokį akvariumą? Čia visiems labai svarbu klausimų pinigai. Tiek pat, kiek galavandenė, tik reikia 1 nulį dadėti. Skaičiai dideli. Tai jau turi būti, kaip sakant, pamišę žmonės šitam reikalui. Ką palinkėtum žmogui, kuris svajoja įsigyti, turi pinigų, sutikim taip, kad turi pinigų ir nori jūrinio akvariumo. Ką jam palinkėtum? Kantrybės, atsidavimo ir nusiteik, kad pinigų reikės bent 2 kartus daugiau negu planavai.